Vilniaus Ozo gimnazija, 4 A klasė, Ariana Rutkovskaja. Tai mano tema yra šiandien laiko planavimas ir aš norėčiau apie ją dabar pašnekėti. Tai dabar šiek tiek apie laiko sąvoką. Tai laikas viena pagrindinių materijos būties formų, kuriai būdinga trukmė, nuoseklumas, nenutrūkstama ir negrįžtama tėkmė. Vienas savitų laiko supratimo ir vertinimo rodiklių yra dominuojantis visuomenės gyvenimo tempas. Kiekvienai visuomeniai būdingas savitas socialinės laiko supratimas. Gyvendami tam tikroje socialinėje aplinkoje, žmonės nejučiamis perinam atitinkamą laiko sampratą. Anksti, vėlai, skubėti, laukti. Praeitis, dabartis ir ateitis. Pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje ypač dažniausiai galim pastebėti, kad lietuviai labai visur skuba ir yra labai susikoncentravę savo mintyse. O tarkim, kai pabuvus buvau užsieny, Ispanijoje, tai ten visi labai atsipalaidavę, niekur neskuba, laikas bėga pas juos ten labai lėtai. Tai dabar norėčiau pakalbėti apie laiko planavimą. Laikas kaip vertybė suvokiama 3 lygmenimis – praeitis, dabartis, ateitis. Šie aspektai padeda suvokti laiką kaip prabangos dalyką arba kaip perteklinę prekę. Tai skatina asmenį permąstyti, kas jam pačiam svarbu – praeities pasiekimai, dabartis ar ateities planai, kaip jis supranta laiką, kaip interpretuoja jo tėkmę. Pavyzdžiui, asmeniškai aš visą laiką stengiuosi sakyti sau, būti čia ir dabar, kad nepergyventi dėl praeities įvykių ir negalvoti, kas bus toliau, o tiesiog planuotis, kas vyksta dabar, galvoti ir būti ramiai. Tai laiko planavimo nauda. Tai vidinė harmonija užtikrintumas, kad tu žinai, kad viskas įvyks taip, kaip tu suplanavai ir kad rytojaus diena tau nebus kažkas netikėto, kad yra planai ir tu apie juos žinai. Prioritetų išdėstymas. Tai, kad yra prioritetai išdėstymai ir kad jų yra daug lengviau siekti, nes tu suvoki, kas tau yra svarbu šiuo metu. Produktyvumas ir kokybė, kad darbas atliekamas kokybiškai, bet kaip nepaskuba, o suplanuotai. Tai atsakingumas prieš kitus ir save, ypač asmeniškai aš labai nemėgstu, kai žmonės vėluoja susitikimus ir man iš karto atrodo tokie žmonės neatsakingi, dėl ko jeigu susiplanuoji gerai laiką, tu ir prieš kitus atrodai daug geriau. Ir gerinama sveikata. Tai miegas, maistas, maisto vartojimas kasdien tuo pačiu metu, kas irgi yra labai svarbu sveikatai. Dabar pakalbėsiu apie tai, kas yra produktyvumas. Produktyvumas, efektyvumas, našumas, naudingumas. Visi šie žodžiai keliauja greta, o jų apibrėžimas kinta priklausomai nuo konteksto. Produktyvus žmogus yra tas, kuris geba efektyviai planuoti ir išnaudoti turimą laiką bei kitus išteklius, atliekant tam tikras užduotis. Produktyvumo planavimas. Tiksliai vardinkite, ko siekite. Užsirašykite užsibrėstus siekius, užduotis, planus. Išsigryninus tikslus ir matant konkretų sąrašą, kur kas lengviau dėliotis prioritetus. Apsvarstykite, kodėl tai darote, kokios jūsų galimybės bei kokių resursų reikės užduotims atlikti. Planuokite savo laiką. Stenkitės realiai įvertinti jo sąnaudas ir skirti tikslui tiek laiko, kiek reikia, kad jis būtų įgyvendintas. Nespauskite savęs į griežtus rėmus, bei ir neleiskite savo per daug atsipalaiduoti. Ypač padeda tikslo skaidymas į mažesnius, kuriems pasiekti reikia mažiau laiko. Tokiu atveju planuotis bus lengviau ir jausite mažiau įtampos. Pašalinkite trikdžius, venkite veiksnių, kurie kenkia jūsų produktyvumui. Jeigu pastebėjote, kad po tam tikro maisto jaučiatės apsunkę, ribokite jo kiekius. Jeigu vargina socialiniai tinklai, pailsėkite nuo jų. Ir priešingai, semkitės įkvėpimo iš knygų, mėgaukitės grynu oru, sportuokite. Veikite tai, kas jums teikia prasmę. Asmeniškai aš, jeigu vakare grįžtu po sunkios dienos ir žinau, kad man reiks dar atlikti tam tikrus darbus, tai aš stengiuosi iki jų dar nieko nevalgyti, nes žinau, kad jeigu aš pavalgysiu, aš iš karto norėsiu miegoti ir aš eisiu iš karto miegoti, dėl ko darbų negalėčiau atlikti. Tai dabar pakalbėsiu apie tai, kokie yra metodai laiko planavimo.
Tai vienas iš jų yra Pareto principas. Pareto principas laiko valdymo atžvilgiu atrodo taip. 80% išeikvoto laiko, daug antraeilių problemų, 20% galutinio rezultato. 20% išeikvoto laiko, keletas gyvenimiškai svarbių problemų, 80% galutinio rezultato. Kalbant apie kasdienį darbą, tai reiškia, kad neverta pradėti nuo malonių, lengvų, nedidelių reikalų, reikalaujančių minimaliai jėgų. Būtina išsidėlioti pagal jų svarbą. Pirmiausia, tie nedaugelis gyvybiškai svarbių problemų, pavyzdžiui, nueiti pas gydytoją ar susitvarkyti banko reikalus, o paskui likusios daugybę antraeilių užduočių, pavyzdžiui, nueiti būtinai su drauge šią savaitę susitikti. Tai ABC planavimas. Pagal ABC analizę rekomenduojama iš pradžių užsiimti darbais priklausančiais grupiai A, svarbiausiais ir duodančiais didžiausią rezultatą. Einhauserio principas. Visus darbus, kuriuos privalote padaryti, galima suskirstyti į 4 kategorijas. Skubūs ir svarbus darbai, skubūs tačiau nesvarbus darbai, neskubūs, bet svarbus reikalai, neskubūs ir nesvarbus reikalai. Kas, kaip, pagal jūs viskas priklauso, kas jums yra skubus, kas jums yra svarbus, jūs patys turite suskirstyti, patys pagalvoti, pamastyti. Tai čia yra kaip ir proga pačiam susimastyti, kas tau yra svarbu, kas tau yra skubu ir taip toliau. Tai buferio principas čia ypač galioja tiems, kurių diena būna labai chaotiška. Šio metodo pagalba planuojama tik apie 60% viso darbo laiko. Kitas laikas paliekamas nenumatytiems arba negalimiems suplanuoti darbams. Šią metodiką galima susijęti su Eisenhowerio matrica bei ABC metodu. Tai būtų pasiektas dar geresnis rezultatas. Darbai būtų suplanuoti pagal prioritetus, kas leistų bent dalinai sumažinti darbe chaosą. Likusioji neplanuoto darbo laiko dalis būtų išnaudojama pagal galimybes. Šis principas leidžia sumažinti įtampą bei pasiekti, jog darbe būtų daugiau disciplinos. Asmeninė laiko valdymo technika. Minėtos laiko planavimo technikos negali būti suabsoliutinamos, kadangi kiekvienas asmuo yra individas. Tad ir jo darbo metodai skirtingi. Vieni darbo laiką valdyti moka savaime, be jokių technikų. Kitiems pasitelkti reikia minėtusius metodus. O tretieji susikuria savo technikas. Asmeninės darbo laiko technikos darbe turi didelę reikšmę todėl, kad jos susikuriamos pagal kiekvieno sugebėjimus, poreikius bei savybės. Tai čia mano asmeninis planavimo metodas, tai aš suskirščiau planus į kasdieninius, kurie nuolat kartojasi, kurie jau yra nepakeičiami, tai sportas, mokslas, miegas, valgymas. Yra tie, kurie būna kartą 2 į savaitę, tai jie irgi dažniausiai pasikartojantis. Varžybos, jos būna kartą į mėnesį dažniausiai. Kartais būna, kad nevyksta, tarkim, jeigu ne sezonas. Susitikimai, išvykos su draugais, mokykla, ekskursijos, pramogos, visi šitie įvykiai būna gan retesni ir man nėra jie prioritete. Ir visokie netikėti dalykai, kurie įvyksta gyvenime, tai aš visą laiką stengiuosi dienos metu palikti nors valandą tokiems dalykams išspręsti. Ir paskutinis, tai vizitas pas gydytojus visada man bus prioritetuose visų kitų mano planų, nes pas mus šeimoje yra sveikata vienas svarbiausių dalykų ir sveikatą gydytis yra visada svarbiausia ir skubiausia. Tai čia yra šiek tiek giliau pavaizduotas mano kasdienis grafikas, kada aš keliuosi, tai dažniausiai 5:30 ir kažkur 6 pusryčiai, mokykla nuo 8 iki 11, čia tada treniruotės vyksta, visą laiką stengiuosi valgyti apie 13:30, 13:50 pietus, toliau vėl mokykla tęsiasi.
Ir dažniausiai pirmadieniais, trečiadieniais aš visada turiu fizinį, nes turiu laisvo laiko tuo metu. Na ir stengiuosi visą laiką po fizinio užkąsti arba pavalgyti vakarienės. Antradieniai ir ketvirtadieniai būna panašūs, tik dar kas pasikeičia, kad pas mane yra darbas nuo 15:30 iki 6. Čia vat parodysiu, kokie yra mano savaitiniai reikalai. Tai dažniausiai trečiadienį, šeštadienį, sekmadienį skiriu pusę dienos poilsio atsistatymui, tarkim, po pamokų aš pasidarau dažniausiai savo laisvo laiko, kada turiu galimybę nueiti į pirtis, masažus, arba tarkim, jeigu labai jaučiuos pavargus, tiesiog grįžus namo prasitampymai visokie. O antradienį, ketvirtadienį pas mane visąlaik stabiliai, vat kaip jau minėjau, darbas ir taip pat sekmadienį irgi turiu darbą nuo 6 iki 9. Čia tokie laikai, kurie visiškai nekeičiami. Ir vat kaip minėjau mėnesio, tai varžybos vyksta kartą 2 į mėnesį, ne daugiau. Ir apie jas dažniausiai sužinau iš anksto, dėl ko turiu užtektinai laiko jom pasiruošti tiek fiziškai, techniškai, morališkai, tiek pakeisti savo kasdienę arba savaitinę grafiką tam, kad galėčiau pasiruošti iš anksto praleistai savaitei varžybose. Dažniausiai paaukoju tai šeštadienį vietoj poilsio. Retesni įvykiai, tai sekmadienio pirmąją dalį visada paaukoju susitikimams, išvykai su draugais, mokyklai, ekskursijai, kinui, pramogoms. Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kas gi yra laiko vagys. Dažniausiai žmonės planuojasi dieną, tik nežino, kokie yra jų esminiai tikslai ir ko jie nori siekti. Ir tai dažniausiai labai eikvoja žmogaus laiką, nes jisai tiesiog nežino, ko jisai nori. Yra tokių žmonių, kurie taip pat per daug darbo užsiema, per daug reikalų visokių, nemoka pasakyti ne, visada sutinka su visais. Gaisro gesinimas, kai tu tiesiog kaskart atidėlioji darbus ir paskutinę minutę darai viską iš karto. Perfekcionizmas. Yra žmonių, kurie ypač prie visko kabinėjasi, jiems reikia, kad visi darbai atlikti būtų idealiai. Tai irgi atima laiko, jeigu tą darbą reikia atlikti kuo skubiau. Šokinėjimas nuo vieno darbo prie kito, prioritetų nebuvimas, blogai veikiantis informavimo kanalai, įrangos gedimai, savikontrolės stoka, netvarkinga darbo vieta, atidėliojimo sindromas, atidėti reikalai. Asmeniškai man dažnai labai atima laiko, vagia laiką, tai blogai veikiantis informavimo kanalai, kai man yra pateikiama neaiški informacija ir jie negali pateikti man aiškiau, netgi kai aš paprašiau, tai vien, kad išsiaiškint, ko iš manęs reikalauja, atima labai daug laiko. Na ir yra tokie dalykai kaip netvarkinga darbo vieta. Aš dažnai būna patingiu ir nesusitvarkau savo stalo ir kai jau reikia pradėti kažkokius darbus daryti, tai tas labai daug užima laiko, kad susitvarkyti. Na ir įrangos gedimai. Tai čia gali būti pas visus tokie dalykai atsitikę. Tai norėčiau kaip ir apibendrinti viską, tai požiūris į laiką, gebėjimas tinkamai paskirstyti laiką tampa lemiančiu veiksniu, nuo kurio priklauso daugelis rezultatų ir laimėjimų. Laiko planavimas pastaruoju metu yra vis svarbesnis sprendžiant ne tik asmeninės žmogaus laiko problemas, bet ir gerinant organizacijos veiklos efektyvumą.